Labas vakaras. Wow, jūs šiandien tikrai radot geriausią vietą Lietuvoje. Ačiū, kad atvykote į koncertą. Barboros malda – tai ypatingas kūrinys. Šiuo metu, kai tik pristatysiu jums tai, kas dabar vyks, turėsite tokį betarpišką muzikinį vyksmą valandos trukmės, kuriame mes kartu su Jūrate bandėme įgyvendinti ir įsivaizduoti, kaip šiuolaikybėje atrodytų ir garsais skambėtų Barbora. Jūs girdėsite tikrus Barboros laiškus, jūs girdėsite mano muzikinę kūrybą, kurią atliksiu gestais. Tai tuoj pat užsidėsiu savo įrangą ir kviečiu jūs stebėti mano rankas, nes dalis, didžioji garsų, kuriuos girdėsite, bus atliekami gyvai, kuriuos programuoju ir valdau gestais. Tai šiandien jūs kviečiu pasinerti ir pamastyti apie tą Barboros paveikslą, jos stiprų įvaizdį, jos legendinį tokį ikoniškumą, kuris mus gali įkvėpti, mes galim su juo susitapatinti ir galim pamastyti, kokia ta Barbora būtų šiandieną ir kuo mums artima. Barboros malda nuskambės tuoj pat. Kviečiu jūs pasimėgauti. Šviesiausiasis, maloningasis karaliau, Pone man maloningai palankus. Iš jūsų karališkosios malonybės laiško sužinojau apie jūsų karališkosios malonybės, mano maloningojo pono gerą sveikatą ir laimingą kelionę. Aš girdėdama tai viešpačiui Dievui už tai dėkoju ir tuomet jo šventosios malonybės prašau, kad jo šventoji malonybė teiktųsi jūsų karališkąją malonybę, mano maloningai poną, ilgai ir laimingai sveiką laikyti ir kitų žmonių jūsų karališkosios malonybės valdinių pasitenkinimui, taip pat nemažiau ir mano, amžinos jūsų karališkosios malonybės belaisvės ir mažiausios tarnaitės dideliam džiaugsmui. Nes aš Dievu prisiekiu, kad jūsų karališkosios malonybės, savo maloningojo pono ir geradario sveikatą vertinu taip, kaip ir savo sielos išganimą. Nuolankiai prašau, kad apie ją dažnai iš jūsų karališkosios malonybės galėčiau žinoti, nes jūsų šiuo metu matyti negaliu. Teikeisi jūsų karališkai malonybę, mano maloningasis ponė, savo laiškų pasiteirauti apie mano, savo tarnaitės sveikatą ir man savo maloningumo, palankumo ženklą, žiedelį pasiųsti, už ką aš jūsų karališkai malonybei ir nuolankiai dėkoju ir amžinai jūsų karališkai malonybei už tai tarnausiu, prašydama viešpaties Dievo jūsų karališkai malonybei geros sveikatos. O savo šitokios jo šventos malonės, kad aš galėčiau ir mokėčiau jūsų karališkai malonybei savo tarnystę, pagal jūsų karališkosios malonybės, mano maloningojo pono valią ir nuožiūrą savo gyvenimo amžių baigti. Tuomet aš būdama dėkinga už malonę, ar galėčiau pasakyti už jūsų karališkosios malonybės, savo maloningojo pono ir geradario gailestingumą, trokštų amžinai ištikimai tarnauti jūsų karališkai malonybei. Nuolankiai prašau, kad jūsų karališkai malonybė, turėdamas prieš akis tą žiedelį, kurį jūsų karališkai malonybei šiame savo laiške siunčiu, teiktųsi būti man maloningų ponų, laikydamas mane savo maloningoje atmintyje, iš kurios, kad nebūčiau apleista, nužemintai prašau. Iš jūsų karališkosios malonybės, mano maloningojo pono laiško taip pat sužinojau, kad jūsų karališkoji malonybė, Dievo malonė teikėsi laimingai persikelti karalystę. Viešpačiui Dievui už tai dėkoju, tačiau
labai prašau jo šventos malonybės to, kad kuo greičiau patirčiau jūsų karališkąją malonybę, savo maloningąjį poną iš už Nemuno atgal grįžtant. Tad antrą kartą savo tarnystę jūsų karališkosios malonybės savo maloningojo pono maloningajam palankumui pavedu. Jūsų karališkosios malonybės mažiausiai tarnaitė. Šviesiausiasis maloningasis karaliau, ponė, mano ponė vyrai ir geradary, man maloningai palankus. Iš tiesų nuolat savo maldomis prašau viešpaties Dievo,
kad jo šventoji malonybė teiktųsi jūsų karališkai malonybei ilgus metus išsaugoti gerą sveikatą ir laimingą viešpatavimą. Taip pat, jog ir tokią jūsų karališkosios malonybės mintį savo malonę teiktųsi paskatinti, kad jūsų karališkoji malonybė, mano maloningasis ponas, mane, mažiausiąją ir amžinąją savo tarnaitę, maloningoje savo valdoviškoje atmintyje teiktųsi laikyti ir prisiminti, gindamas ir saugodamas mane po savo gynybos sparnais nuo tų, kurie žinau, jūsų karališkai malonybei būtent ten, pas jūsų karališkosios malonybės tėvus, sieks mane jūsų karališkai malonybei apšmeižti. Aš ne savo nuopelnais, tik jūsų karališkosios malonybės savo maloningojo pono malonę bei apsaugą ir pasitikiu, ir jai atsiduodu, nuolankiai prašydama, kad jūsų karališkoji malonybė netitolintų manęs dėl jų apkalbų nuo savo maloningo palankumo, kurį jūsų karališkoji malonybė man suteikti teikėsi ne dėl kokios nors mano padėties, o tik iš savo įgimto karališkojo dorybingumo, kad nuolankiai save ir amžiną savo tarnystę maloniai jūsų karališkosios malonybės, savo maloningojo pono, kurį duok viešpatie Dieve, kad greitai sveiką pamatyčiau, padedu. Siunčiu jūsų karališkai malonybei, savo maloningajam ponui Žiedelytį, lyg laikrodį, kad jūsų karališkai malonybė teiktųsi pagal saulę orientuotis ir į rytus į Lietuvą. Viešpatie Dieve, duok jūsų karališkai malonybė greitai skubėtų. Nuolankiai prašau, kad jūsų karališkai malonybė, žiūrėdamas į tas 12 valandų, nors vieną teiktųsi savo pasirinkti, kurią aš jūsų karališkosios malonybės mažiausiai tarnaitė galėčiau būti jūsų karališkosios malonybės prisimenama. Pona pataurininkį, savo brolį ir mažiausiai bei amžinąjį jūsų karališkosios malonybės tarną savo maloningojo pono maloningajam palankumui pavedu. Jūsų karališkosios malonybės mažiausiai ir amžinoji belaisvė Barbora Radvilaitė.
Kas dabar bus? Kas dabar?
Šviesiausiasis maloningasis karaliau, ponė mano maloningasis. Važiuodamas pas jūsų karališkąją malonybę, ponas Zebžidovskis vienas pats draugingai užsuko į Dubingius, klausdamas manęs, ar turėčiau per jį ką nors jūsų karališkai malonybei, savo maloningajam ponui parašyti. Aš tai iš jo išgirdusi džiaugsmingai tai padariau, bet jūsų karališkai malonybei per poną Zebžidovskį, kaip per patikimą pasiuntinį šį savo laišką siunčiu, kurio jūsų karališkai malonybei, savo maloningajam ponui, viešpaties Dievo prašau ilgam puikios sveikatos, mano amžinos ir mažiausios jūsų karališkosios malonybės tarnaitės džiaugsmui. Ir taip kitame pat laiške siunčiu jūsų karališkai malonybei, savo maloningajam ponui žiedelį. Nuolankiai prašau, kad jūsų karališkai malonybė, mano maloningasis ponas teiktųsi nuo manęs, savo tarnaitės palankiai ir maloningai priimti. O mūvėdamas jį, kaip mano maloningasis ponas ir geradarys, teiktųsi savo maloningoje atmintyje ir malonėje mane ir mano tarnystę laikyti. Nors aš to iš jūsų karališkosios malonybės neužsitarnavau ir nemanau esanti verta tos garbės, kad ką nors savo užtarime jūsų karališkai malonybei turėčiau ką nors pagelbėti, nes ir pati dar mažai savo tarnystę jūsų karališkosios malonybės malonės nusipelniau. Tačiau kadangi jūsų karališkoji malonybė savo valdovišką malonę teikiesi mane išsirinkti savo mažiausiąją tarnaitę, nuolankiai prašau, kad jūsų karališkoji malonybė teiktųsi būti maloningų ponų, garbingajam jūsų karališkosios malonybės tarnui, ponui Zebžidovskiui. Už tai aš jūsų karališkai malonybei atitarnausiu savo maldomis viešpačiui Dievui, už jūsų karališkosios malonybės, savo maloningojo pono, kurį kad greičiau sveiką pamatyčiau, duok viešpatie Dieve sveikatą. Jūsų karališkosios malonybės mažiausiai tarnaitė ir amžinoji belaisvė Barbora Radvilaitė. 1547 metų gruodžio 21 diena, Dubingiai. Šviesiausiasis maloningasis karaliau, ponė mano maloningasis, nuolankiai dėkoju jūsų karališkai malonybei, savo maloningajam ponui, kad man mažiausiai savo tarnautojai, jūsų karališkai malonybė, mano maloningasis ponas teikiesi savo laišku, pranešti apie jūsų karališkosios malonybės šiuo metu gerą sveikatą. Tai girdėdama, jūsų karališkosios malonybės tarnaitė džiaugiuosi ir tai vertinu labiau už visokius pasaulio džiaugsmus ir už savo pačios sveikatą. Viešpaties Dievo puikios jos sveikatos jūsų karališkai malonybei prašau. Nemažiau džiaugiuosi dėl to, kad pirmiausia viešpačiui Dievui aš tai dėkoju ir jūsų karališkai malonybei amžinai tarnausiu už tą maloningą jūsų karališkosios malonybės savo maloningojo geradario palankumą, apie kurį patyrė iš jūsų karališkosios malonybės laiško, kuriuo man tai jūsų karališkai malonybė teikėsi pranešti, kad mane, amžinąją savo belaisvę, jūsų karališkai malonybė teikėsi ten būdamas prisiminti savo maloningą atmintyje ir laikyti savo valdoviškąją malonybę. Tai man dėl to sakai, kad ne vienas iš jūsų karališkosios malonybės valdinių, kurie apie tai, kad jūsų karališkai malonybė mane teikėsi paimti savo už amžinąją tarnaitę, jau žino manęs karališkosios malonybės akise bloguoju nuomone. To aš visusis maloningasis karaliau nepriskiriu jokiam savo nuopelnui, tik vienai jūsų karališkosios malonybės, savo maloningojo pono maloniai ir gailestingumui. Nes tai suprantu ir galiu rašyti. Jei jūsų karališkoji malonybė mano ponas su manimi, tuomet kas prieš mane? Ir todėl šito viešpaties Dievo nuolat prašau ir prašyti nepaliausiu, kad aš jūsų karališkosios malonybės malonę galėčiau ir mokėčiau amžinai savo ir visai savo giminei
jūsų karališkosios malonybės savo maloningojo pono ir geradario amžiniems tarnams ir ištikimiems valdiniams nusipelnyti. Pagal jūsų karališkosios malonybės mano maloningojo pono valią ir mintį. Nes jeigu aš pati mokėsiu nusipelnyti jūsų karališkosios malonybės savo maloningojo pono malonę, žinau, kad visa laimė, šlovė, geras vardas man patys nesunkiai atiteks. Šiam maloningajam palankumui ir apsaugai savo amžinai paklusną tarnystę paskiriu ir pavedu, nuolankiai prašydama, kad iš jos nebūčiau paleista. Kartu nuolankiai dėkoju jūsų karališkai malonybei savo maloningajam ponui už tą žiedelį, kurį jūsų karališkai malonybė man savo tarnautojai teikėsi pasiųsti kaip savo maloningojo palankumo ženklą. Aš taip pat siunčiu jūsų karališkai malonybei žiedelį nuo jūsų amžinosios belaisvės. Nešioti ant karališkosios rankos žiedelis nevertas. Teikis jūsų karališkai malonybė, maloningai priimti prie jūsų karališkosios malonybės kojų tik kaip patį amžinos mano tarnystės pasiskirimo ženklą. Duok Dieve, kad tas laikrodėlis manęs netrukus man praneštų laimingą ir linksmą jūsų karališkosios malonybės atvažiavimą čia pas mus valandą. Duok man tai Viešpatie Dieve, kad jo karališkai malonybė geros sveikatos ir tiek pat maloninga man greitai pamatyčiau. Pono Pataurininki, broli, amžiną jūsų karališkosios malonybės tarną ir poną Davainą prašau teikis jūsų karališkai malonybę ir laikyti ir turėti savo maloningąją karališkąją malonėje. Jūsų karališkosios malonybės amžinąją tarnaitę Barbora Radvilaitė.
Šviesiausiasis maloningasis karaliau,
Nuolankiai dėkoju jūsų karališkai malonybei, mano maloningajam ponui, už šitą maloningą laišką, kuriuo jūsų karališkoji malonybė, mano maloningasis ponas, teikėsi man pranešti apie gerą tuomet Dievo malonę, jūsų karališkosios malonybės, mano maloningojo pono sveikatą. Tai girdėdama aš labai džiaugiuosi ir viešpaties Dievo prašau, kad jos ilgam laikui pagausinti teiktųsi, kurį Žygimantą Augustą dideliai mano paguodai greitai laimingai regėčiau. Duok tai, viešpatie Dieve. Teikėsi taip pat jūsų karališkoji malonybė man rašyti, kad dėl valdinių meilės, kurią jūsų karališkoji malonybė ten būdamas patiri, visame kame jūsų karališkai malonybei sėkmingai klojasi. Ir tai girdėdama džiaugiuosi. Ir viešpaties Dievo prašau jūsų karališkai malonybei mano maloningajam ponui diena iš dienos sveikatos ir kad visuose reikaluose sėkmingai klotusi. Kadangi iš jūsų karališkosios malonybės laiško žinau, kad jūsų karališkoji malonybė ten būdamas manęs teikiesi nepamiršti, tai tegul viešpats Dievas jūsų karališkai malonybei atsilygina, o aš, amžinoji belaisvė, už tai jūsų karališkai malonybei savo maloningajam ponui amžinai ir nuolankiai tarnausiu. Siunčiu jūsų karališkai malonybei žiedelį kaip ženklą mano mažosios tarnystės, kurią paskiriu jūsų karališkosios malonybės savo maloningojo pono maloningajam palankumui. Jūsų karališkosios malonybės mažiausiai tarnaitė ir amžinoji belaisvė Barbora Radvilaitė. 1547 gruodžio pabaiga, Dubingiai. Šviesiausiasis maloningasis karaliau, ponė mano maloningasis, jūsų karališkai malonybei savo maloningajam ponui nuolankiai dėkoju, kad jūsų karališkoji malonybė, mano maloningasis ponas teikėsi man, mažiausiai savo tarnaitai, pranešti apie savo sveikatą. Dievo malonė šiuo metu gera. Dėl ko aš mažiausioji jūsų karališkosios malonybės savo maloningojo pono tarnaitė labai džiaugiuosi ir prašau viešpaties Dievo, kad jūsų karališkąją malonybę savo šventąją malonę teiktųsi saugoti sveiką ir laimingą. Jūsų karališkai malonybei savo maloningajam ponui už tai daugiau turėčiau dėkoti, už ypatingą jūsų karališkosios malonybės geradarystę, kurią jūsų karališkoji malonybė teikiesi ten būdamas, man mažiausiai tarnaitei rodyti. Tarp visko ypač džiaugiuosi tuo, kad jūsų karališkoji malonybė teikiesi savo maloningame palankume ir maloningoje atmintyje mane savo tarnaitę laikyti. Tegul už tai savo šventąją malonę viešpats Dievas atsilygins, o aš amžinai viešpatį Dievą prašysiu jūsų karališkai malonybei geros sveikatos ir savo patarnavimais jūsų karališkai malonybei atsidėkosiu už tokią didelę malonę. Mielai rašyčiau jūsų karališkai malonybei daugiau, tačiau dėl baimės, kuri čia mane apniko, dėl to rūsio priešais pat mano duris įgriuvimo, Dievas žino, kad daugiau rašyti jūsų karališkai malonybei negaliu, nes taip nutiko užvakar, o šiandien anksti rašau. O kai buvo, jūsų karališkai malonybei parašys ponas Pataurininkis su ponu Davaina. Tik tai jūsų karališkai malonybei pranešu, kad aš Dievo malonę esu sveika ir savo amžiną tarnystę pavedu maloningajam jūsų karališkosios malonybės savo maloningojo pono palankumui. Jūsų karališkosios malonybės amžina tarnaitė Barbora Radvilaitė. Ar jau visi sugula, ar jau visi sumiga,
matinute iš dvarėlio pareinu. Nesu visų matute, nesu visų senute. Nutroti jau vainikėlį per šį vienų vakarų. Nutroti jau vainikėlį per šį vienų vakarų. Oi tu sakalė, tu raibasi paukštelį, nuskrisk žalion girion, parnešk man vainikėlį. Nuskrisk žalion girion, parnešk man vainikėlį. Nuskristi aš nuskrisiu, parnešti tau parnešiu. Bet tu, mielas sesutėla, ją nebeužsidėsi. Bet tu, mielas sesutėla, ją nebeužsidėsi. Ar jau visi sugula, ar jau visi sumirga, laukia manęs matinute iš dvarėlio pareinu. Nesu visų matute, nesu visų senute. Nutroti jau vainikėlį per šį vienų vakarų. Oi tu sakalė, tu raibasi paukštelį, nuskrisk žalion girion, parnešk man vainikėlį. Nuskrisk žalion girion, parnešk man vainikėlį.
Šviesiausiasis maloningasis karaliau, pone mano maloningasis, aš jūsų karališkosios malonybės mažiausiai tarnaitė niekada nebejojau jūsų karališkosios malonybės, savo maloningojo pono malonę, kuria iš jūsų karališkosios malonybės labiau nei kokią savo vertę ir nuopelnus visuomet iki šiol vertinau. Ir todėl dabar nei kiek dėl jos nedvejoju, nei kokia nors abejonė dėl jūsų karališkosios malonybės, mano maloningojo pono malonės dvejoti privertė. Tik tai mane labai slegia, kad aš, būdama taip arti prie jūsų karališkosios malonybės, nieko nežinau apie jūsų karališkosios malonybės, savo maloningojo pono sveikatą, bijodama, kad jūsų karališkoji malonybė, nuo ko Viešpatie Dieve teikis apsaugoti, dėl to darbo ir tolimos bei sunkios kelionės nepakenktų savo sveikatai. O kadangi pati jūsų taip ilgai nematau, nors man labai ilgai yra, vis dėlto tegul ne mano, o jūsų karališkosios malonybės valia visame kame su manimi vyksta. Tačiau nei galėjau, nei norėjau susilaikyti, kad per patikimą mano pasiuntinį, kurį dabar pas jūsų karališkąją malonybę siunčiu su savo tarnystės paskirimu, savo karališkosios malonybės maloniai, jūsų karališkosios malonybės tarną ir savo brolį, poną pataurininkį, apie jūsų karališkosios malonybės nepasiteiraučiau, kad jis apie jūsų karališkosios malonybės sveikatą sužinotų ir pats savo akimis pamatytų. O vėliau tą pačią dieną, kad man atsakymą apie jūsų karališkosios malonybės, mano maloningojo pono sveikatą pateiktų, prašau. O dėl mano jo pas jūsų karališkoje malonybę pasiuntimo ir jo atvažiavimo, tegul jam tai jokios nemalonės, nei jūsų karališkosios malonybės bausmės neužtraukia. Nuolankiai prašau. Nes nors ir kitais pasitikiu, kad man tiksliai praneša apie jūsų karališkosios malonybės mano maloningojo pono sveikatą, bet ponų pataurininkų taip tikiu, kad kai man praneš apie jūsų karališkosios malonybės sveikatą, tikėsiu, tarsi pati jūs matyčiau. Tuo tarpu jūsų karališkosios malonybės mano maloningojo pono maloningajam palankumui pasiskiria. Barbora